duomenis ir pagal naujausias apklausas jas apibendrinus tokie skaičiai išlenda į viešumą, kokios yra gyventojų nuostatos. Ir labiausiai nuostatai, kad moteris, jeigu nori, visada gali nutraukti santykius su smurtautoju ir išsiskirti su smurtaujančiu vyru, linkę pritarti būtent Panevėžio miesto gyventojai. 98% mano, kad tai padaryti lengva. Tauragės 93%, na ir pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui, Alytaus 70%. Kaip Jūs manote, kodėl gaji tokia nuostata, kodėl visi galvoja, kad tai yra lengva padaryti? Na, iš tikrųjų, išgirdus šiuos rezultatus šito tyrimo, mane truputį šokiravo. Liūdna, kad pirmaujame Lietuvoje su tokiais rezultatais. Aš manau, kad būtent tokia nuomonė, tai virsta kaip į užburtą ratą, kadangi jeigu žmonės galvoja, kad tai yra moters problema, kad jeigu jinai nesiryžta palikti smurtautojo, reiškia tai patinka. Ir vėlgi ta pati nuomonė gąsdina moteris išeiti iš to smurto. Ir tuomet moteris to nedaro, kadangi bijo aplinkinių nuomonės. Bijo to pasmerkimo, kadangi ta atsakomybė yra permetama moteriai, kuri kenčia smurtą. Ne smurtautojai, kuris smurtauja, o būtent moteriai. Ir tai virsta į užburtą ratą. Ir ta nuomonė priklauso tik nuo mūsų visų ir mes ją turėtume visi skleisti ir parodyti, nes niekada nežinom. Niekada nežinom, gal šalia mūsų sėdi žmogus, kuris kenčia nuo smurto. Ir turėtume tikrai labai atsakingai tą savo nuomonę reikšti būtent šią smurto temą. Ir turėtume parodyti, kad mes palaikom žmonės, kurie kenčia nuo smurto ir kas bebūtų, jeigu nuspręstų palikti smurtautoją, kad tas žmogus sulauks palaikymo. O aš dar norėdama truputį pratęsti tai, ką kalbėjo Vilma, nes yra vienas tyrimas, kuris parodė, kad Lietuva yra labai paplitęs aukų apkaltinimų, tas reiškinys toksai. Bet yra kitas tyrimas padarytas, ten daugiau tokia kaip ir nukentėjusių moterų apklausa, ten nebuvo jau reprezentatyvi, ten buvo tokia daugiau kokybinio pobūdžio apklaustas moteris, bet vis tiek, bet kuriuo atveju virš 70 žmonių buvo apklausta ir ten buvo teiraujamasi, o kasgi paprastai būna tas pirmas asmuo, kuriam prisipažįstama, kad štai tokia problema yra. Ir pasirodė, kad pagal dažnumą numeris 1 tai yra draugės arba kolegės, tai kad yra sunku atskirti draugę ir kolegę tas kategorijas. Antra pagal dažnumą kategorija žmonių tai yra mamos. Bet kuo skiriasi draugių kategorija ir mamų kategorija? Ką parodė mūsų apklausa, kad jeigu mes imame draugių kategoriją, tai apytiksliai 50 ant 50 draugės, kurios palaiko ir mėgina pastiprinti tą moterį ir jos nemėgina kaltinti. Kitos draugės daugmaž turi tokią kaltinimo perspektyvą ir sako, arba tu susijimk, arba tu imkis kažkokių priemonių, arba tu ten kažkaip gal pagalvo, gal tu neprovokuok, visą tą klasiką. Bet kas man pasirodė labai liūdna ir tai, kas yra susijęs su mamom, kad apie mamas, kada buvo klausima, tai praktiškai beveik visos mamos palaikydavo tą aukos kaltinimo visą diskursą, daugmaž sakydamos, kad gal pakentėk, nėra šeimos bedūmų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes turime suprasti, kad jeigu žmogus jau išdrįso kažkam prabilt ir gavo štai tokį grįžtamą į ryšį, kur tu esi kaltinama dėl tos situacijos, kokai tu esi atsidūrus, tai tikimybė, kad jinai vėl kažkada tai prabils, reiškia, tas jau smurtas turi būti labai labai stipriai pažiaurėjęs, kad tu išdrįstum antrą kartą galbūt kažkur tai kreiptis. Tai tiesiog, kaip ir pritardama Irmai noriu pasakyti, kad dažniausiai yra kalbama apie tarnybas tos, kurios veikia. Ir tai, aišku, yra labai svarbi grandis, nes jeigu šitos tarnybos neužtikrina saugumo, tai praktiškai mes iš to nulinio taško niekur pajudėti ir negalim. Bet visuomenė taip pat tenka labai didelė atsakomybė. Nes nuo to, kokią žinutę mes ištransliuojam, mes ne tik tai transliuojam nukentėjusiai, mes apskritai transliuojam, mes normas kultūrinės formuojam. Suprantat? Nes dabar, kai yra pasakoma, kad ne bet kada gali išsiskirti ir gali jį palikti, daugmaž pati kalta,
tai smurtautojui tik šito ir reikia, jinai pati kalta. Nuo jo visa atsakomybė, mes turim sakyti, kad jo elgesys nenormalus, jisai elgesi nežmoniškai, jisai elgesi nederamai, jisai įstatymus pažeidžia. O tada norėčiau paklausti, čia įsiterpti ir paklausti ponios Ilonos, jūs kaip psichologė, kuri specializuota pagalbos centre būtent ir teikiate pagalbą moterims, jūs matote su kuo, ir ne tik moterims, kaip suprantu, jūs matote su kuo susiduria, su kokiu bejėgiškumu kartais susiduria žmonės, kaip bijo, kokius nors žingsnius žengti. Tai ką patartumėt, ne ką jūs darote, ką patartumėt mums, žmonėms, kurie turi draugių, kolegų, ką sakyti, kokius žodžius iš vis sakyti pažįstamų, kaip palaikyti, kaip pradėti pokalbį, ar geriau iš vis nepradėti ir apsimesti, kad mes kaip ir žinom, bet nieko nevyksta, ar geriau nesikišti, kaip elgtis, pasakykite. Aš gal pasidalinsiu savo asmeninę patirtim, kur iš tikrųjų mane sukrėtė. Aš turiu siuvėją, reiškia, pas kurią nuėjus, aš rūbų taisyti, matau, kad plaukia mėlynė moteriai. Bet ir kadangi dirbu būtent toj srityje, kažkaip neramu pasidarė. Ir toks jausmas, ar ne, kad klausti, neklausti, ką čia dabar daryti. Ir aš jai sakau, atsitiko kažkas. Ir taip. Ir taip negvildenom tos temos. Aš pasidalinau su vyru, bet kad, sakau, mano siuvėja, sakau, aš kažkaip neramu man. Įtariu, kad galėtų būti smurtas. Bet čia mano kaip pilietės tokia. Jo pozicija buvo, ką tu ten kišęs, ką tu ten lysi. Tada, kai aš nuėjau atsimti tų rūbų, aš jos paklausiau, aš labai atsiprašau, bet man tikrai neramu, ar jūs nepatyrėt smurto. Tada jinai papasako, kad taip, kad čia yra eilinis atvejas, kai jinai yra sumušama, jinai toliau ateina į darbą, siūna ir jinai padėkoja. Jis sako, ačiū, kad jūs paklausėt. Tada aš jai su tokia informacija, tikrai daug kalbėjom, bet į konsultaciją neatvyko. Aš visada už tai, kad kalbėti. Ir būtent vienas iš ginklų tiek su smurtu, tiek su patyčiomis yra kalbėti apie tai viešai. Smurtautojai dažniausiai to bijo. Ir aišku, tai yra sudėtinga, moteris dažnai daug ir netenka, neprabildamos, bet apie tai reikia kalbėti. Ir kitas galbūt, ką norėčiau pasakyti, kai mes psichologai prisileidžiam žmogų turėdami tokią patirtį, tai mes turim vietoje to nutrūkusio santykio jam pakeisti tarsi, būti visada šalia, visada pasiekiami, kad jeigu tu prarandi šeimą ar ne, prarandi tokius santykius, kad ir tokius santykius, bet jie yra svarbus, kaip bebūtų paradoksalu, tai moteriai tas toks santykis su tuo smurtautoju, jis jai svarbus. Ir tada mes tiesiog sakom, kad kas be nutiktų, tu ateik. Tu žinai, kur ateiti, tu žinai, kur kreipti. Tai čia iš tos tokios darbinės patirties, bet aš visada sakau, kad niekas neturi teisės jūsų skriausti. Niekas. Tai yra tiesiog gerbiant žmogaus, ne tik kaip moters, ar ne, akcentuojant ir žmogaus orumą. Dabar čia kaip tik pasakėt, kad reikia kalbėti ir atrodo, kad per keletą metų nuo to, kai įsigaliojo įstatymas nuo apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, situacija pakankamai keičiasi ir tą rodo skaičiai. Jeigu 12 metais, pirmieji metai, kai galiojo įstatymas, nes įsigaliojo 11 pabaigoje, tai buvo apie 17 000 iškvietimų, dabar jau yra 16 metais šiek tiek daugiau negu 66 000, tai beveik 4 kartus išaugo ir policininkai sako, kad greičiausiai jų nuomonė išaugo ne šiaip smurto atvejų skaičius, o tiesiog, kad visuomenė sąmoningėja ir tais atvejais, kai vyksta smurtas, arba žmonės, kai galvoja, kad vyksta smurtas, jie kviečia policiją. Tai čia akivaizdu, kad daugėja darbo ir jums, jūs kovojate su tam tikromis pasiekmėmis, kaip policija jau įvykus tam tikram smurto faktui. Ir tuo pačiu sako policijos departamentas, kad tai yra vieni pavojingiausių iškvietimų ir policijos pareigūnams, lyginant su kitais, nes labai dažnu atveju laikoma, kad vis dar policininkai neva kišasi ne į neva privatų reikalą, nors tai jau laikoma nusikaltimu. Sakykite, ką jūs matot ir ką patirėte, kaip policijos pareigūnai nuvykę į įvykio vietą?
Policijos pareigūnai į šituos smurto artimoje aplinkoje pranešimus reaguoja labai greitai ir nuvykę visada, aišku, randa pačiame įkarštyje 2 asmenys, kurie dažniausiai būna pavartoję alkoholio, neretai abu. Ir konfliktas pasiekęs jau tą piką, kai kažkuris, matydamas, kad gali pralaimėti arba yra pralaimėjęs, sumuštas, kviečiasi pagalbą. Ir atvykusiems pareigūnams tenka susidurti su smurtautojo agresija. Ir reikia juos abu kažkaip nuraminti, kad būtų galima įsiaiškinti, kuris yra nukentėjęs ir kuris smurtautojas, kai yra abu smurtautojai. Tai statistiškai neblaivus smurtauja apie 60-70%, bent jau pagal mūsų statistinių duomenų analizę, apklausas. Tai kadangi jis yra neblaivus, agresyvus, tai kartais nesuvokia, kas atvažiavo, ar policijos pareigūnai, ar tiesiog jis priešus mato visus. Ir liūdniausia, kai tokiose šeimose yra vaikai, kurie stebi tai, ir kaip ir čia filme, auga tokioje aplinkoje, sužaloti, paskui nėra taip patys smurtauja. Bet mes tam esam pasiruošę. Ką jūs darote atvykę į įvykio vietą? Jūs atvažiavote, pamatėte, išsiaiškinate, tarkim, kas nukentėjęs, kas smurtavo ir ką darote toliau? Tai pirmiausia, tai yra atskiriamas vienas nuo kito, auka nuo smurtautojo, nors iš pat pradžių gali būti ir neaišku, kas smurtavo, bet kadangi jie būna įkarštyje, buvo viens ant kito šaukia, tai būtų net neįmanoma neatskirus abiejų įsiaiškinti, kas įvyko, ir nustačius, kuris yra smurtautojas, yra jis išimamas, išvežamas ir sulaikomas iki 48 valandų, kol bus priimtas sprendimas, kas bus toliau daroma su juo. O sakykite, o po to, kas toliau vyksta? Kas po to? Įvairiai labai sunku pasakyti, nuo aplinkybių labai priklauso. Kelintą kartą smurtas, koks yra smurtas, koks kūno sužalojimas padarytas. Vertinant aplinkybės, nustato rizikos laipsnį aukai, koks gali grėsti, arba koks grėsia ir gali grėsti pavojus sveikatai ir gyvybei, tada ir atitinkamos yra priemonės taikomos. O kokios tos priemonės? Tai kokios apsaugos gali tikėtis žmogus? Vat jūs 48 valandom sulaikote ir aš dabar galvoju, ar man dabar skundas nebeprivalomas rašyti, ar ne, jau policija gali imtis ikiteisminį tyrimą pradėti netgi nesant skundo, nes anksčiau ir būdavo labai dažnai tie atvejai, kad iš pradžių žmogus kaip ir sutinka rašyti pareiškimą, po to išsigąsta, neberašo arba atsiima. Tai ką jūs darote toliau? Kokios apsaugos gali tikėtis žmogus? Tai gali būti ir pagal baudžiamojo proceso kodeksą taikomas apsaugos priemonės ir pagal apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje. Tai viena iš tokių, kad draudimas artintis prie aukos, iškeldinimas iš jo ir įpareigojimas nebendrauti. Šiandien jau smurto aukos gali gauti ir skubios pagalbos iškvietimo įrenginį, jis yra nedidelis ir paspaudus vieną mygtuką iš karto galima pranešti policijai apie tai, kad iškilo pavojus jai ir policija skubiai sureaguoja ir jau ten paspaudus mygtuką užsidega papildoma informacija, kad jau auka kreipėsi, prašo pagalbos ir labai aišku būna, kas parašyta, kad kol smurtautojas kelintą kartą smurtavo, kokie jam yra įpareigojimai, tik Panevėžio apskrityje smurto aukos kažkodėl dar labai nenori jų priimti. Klausimą turiu, šiandien turime su mumis ir teisėją ir kažkaip kalbantis kartais ir su aukomis sako, kad kažkodėl yra svarbus tas pats teisingumo jausmas ir teismai yra būtent ta institucija, kuri įgyvendina teisingumą, bent jau taip sako konstitucija. Su kokiais iššūkiais jūs susidurėte, kalbant apie smurto artimoje aplinkoje bylas?
Nekreipti dėmesio, kad šipsausi, nes būtent savo tema yra labai didelė iš tiesų, nes kaip ir klasikas sakė, ne, kad visos laimingos šeimos panašios, o visos nelaimingos kiekvienas savaip. Šitų smurto priežasčių, aišku, pačią banaliausią, jau dabar aptarė, ar ne, alkoholis ir visa kita, bet ir tai ten begalė priežasčių yra ir visa kita. Ir intensyvumas to smurto ir visa kita, tai įstatymas yra, jis normaliai sureguliuoti, viskas yra atskirų straipsnių išskirta ir tiek prieš vaikus, tiek prieš šeimos narį, prieš ir sugyventinė, aišku, visas tas yra labai, sakyčiau, tinkamai padaryta. Prasideda visos blogybės, turbūt pritars ir prokurorė, va, ir psichologas mūsų sėdi, prasideda visos blogybės, kai auka nebenori tos bausmės, nebenori, nes tos pasiekmes, turbūt, kad tą smurtautoją uždarys ar kažkaip jį nubaus ar visą kitą, ar ne, o piniginę būdą vėl šeimos eina, ar ne, jis uždarytas, vėl kažkaip viskas atsiliepia ir jie sako, ne, jis daugiau taip nebedarysiu, tik atleiskit ir visą kitą. Labai, aš va šiuo metu, kaip dabar dirbu 2 metai iki teisinio tyrimo teisėje, kur būtent iš karto po įvykio klausinėjau tiek vaikus, tiek... Jūs esate viena pirmųjų. Taip, tai ko gero, kartais net su vaikais, tai turbūt netyrėjai nešneka ir nedaugelį atveju šitą. Tai 3 dienom jau praėjusių nebenori nieko, tiek vaikas ten prieš motiną ir tėvas smurtaujant duot parodymus, tiek ten jie patys žino savo gyvenimą, jie žino kažkokias tas aplinkybės, kurių jau mes ir nebežinom ir tada mes blogi pasidarom. jau mes kokį teisingumą, kam jūs čia vykdot, kam jūs čia kišatės. Ir jau net kitą kartą esi priverstas klausti, ką tu nori, kad tave tikrai užmuštų vieną kartą, kad net jeigu su peiliu puola ir paskui sako, kad ne. Tai va šitą aš sakyčiau didelis iššūkis, dėl paties, sakau, įstatymo, ten sureguliavimo, gal dabar iš tiesų nesakyčiau, kad kažko tai trūksta. Tiesiog nežinau, kaip švietimo trūksta, galbūt kažkokių žinių kažkaip, nes paskui 2 kartą vėl kai smurtauja, ir 8 kartą kai smurtauja, jau kitą kartą jos net nebeskambina, nes jos jau žino. Sakykit, mūsų sistemoje, ar nukentėję asmenys turi kokią nors teisinę pagalbą procese, ar jie... Be abejo. Jis yra lydintis kažkokie tai... Na, lydintis aš, kiek mes čia esam bandę, ir prokurorė gali pasakyti, iš tiesų, pagal taip procesą gal ir nėra visiškai numatyta, bet nukentėjęs turi teisę savo atstovą turėti, jeigu iš kokios rūšės. Aš galiu paantrinti, iš tikrųjų labai dabar galioja stipri taisyklė, kurią labai retai naudoja, bet ją galima naudoti. Reiškia, yra dabar procesas privalomas, įvertinamas nukentėjusių poreikių vertinimas. Pagal tam tikras lenteles nuo pirmos apklausos įvertinama rizika patirti dar kartą smurtą. Ir esant rizikai, dažniausiai rizika vertinama ten pagal lygį, pagal kitus kriterijus, pagal gyvenimo ten atskiri kriterijai. Ir esant tam tikrai rizikai, vidutiniai arba dideliai, tą moterį galima apklausti pagal taisyklės skirtas vaikams. Tai yra apklausos kambaryje, nedalyvaujant smurtautojui ir taikant tik filmavimo galimybės ir suteikiant galimybę įtariamajam užduoti klausimus per teisėją. Tai yra visiškai galima taisyklė, bet jos pasinaudoja ne visada. Ir va čia yra problema, kad ta auka, jinai kaip ir turėtų žinoti, kad yra tokia galimybė, kas jai gali paaiškinti. Iš kur jai žinoti, kas jai gali paaiškinti. Tai čia yra tas pirmas susidūrimas su teisėsauga ir ta teisės, tyrėjas, kuris pildo vertinimo pažymą, jis turi jai paaiškinti, kad yra tokios galimybės. Sužinoti jos baimės, kad ar gali tiesiogiai liudyti, nuspėti, nes kitaip va čia tada jūsų minimas lydintis asmuo, ne, kuris gali... Jisai gali būti bet kada asmuo, bet kuris atlydėjęs moterį, gali būti pripažintas lydinčiuoju asmeniu ir leisti jam dalyvauti. Tai ir tas asmuo, ir kitas asmuo gali dalyvauti. Mačiau, noriu sureaguoti, Margarita irgi man mojuoja. Aš tiesiog mes labai dažnai girdim, kas va tokį nusivylimą iš teisėsaugos sistemos, kad va štai jos atsiima parodymus ir kaip yra sudėtinga tada
ir su bylomis, ir su įrodymais, ir taip toliau, bet mes turėtume suprasti, kad tai ir yra šito smurto specifika. Moteris atsiminėja savo parodymus visame pasaulyje. Taip. Kodėl jos tą daro? Dėl to, kad jos yra labai įbaugintos. Taip. Dėl to, kad bet koks jos judesys, kuris nepatinka smurtautojui, jai iš esmės gresia mirtimi. Tai mes kaip visuomenė kažkodėl tai labai suprantame, kad pavyzdžiui, jeigu žmogus turi liudyti prieš mafiją, jam yra pakeičiama tapatybė, jam yra priskiriama, liudininko apsaugos programa. Tu iškeliamas kažkur tai, tau praktiškai garantuojamas naujas gyvenimas su sąlyga, kad tu paliudysi prieš tą, mafiozą. Čia mes iš esmės turim, mažo masto, bet yra lygiai ta pati problema. Jinai su to mafiozu gyvena kiekvieną dieną, 3 dienos. Čia ne tai, kad parodymus tu pakeisi, tave užmušti gali per tas 3 dienas. Tai tu tikrai nueisi ir pakeisi ir padarysi tai, ko jisai nori. Nesuprantat, mūsų sistemas, ta visa teisėsaugos, jinai dar tik pradedama kurti ir jinai yra labai porėta. Jinai neapsaugo moters, kuri kreipiasi pagalbos, negarantuoja 100%, kad taip suveikia visos tarnybos, kad kai aš tik pasakiau, kad man yra blogai. Nesuveikia absoliučiai, aš galiu pasakyti. Tai pirma grandis, aš norėčiau, kad paantrintų. Jūs atliekate specializuotą pagalbos centro funkciją. Įstatymas yra toks, kad apie tą smurtautoją policija, jinai atlieka savo darbą, fiksuoja, atskiria ir sprendžia problemą teisinė prasme. Ne ta, kaip jinai gyvens, kas dabar bus, bet jai svarbu, pirmiausia yra teisinis dalykas, pritaikyti normą. Ir todėl numatyta, kad iš karto policija tą pačią akimirką, iš karto, kai tik tai gali prisėsti prie kompiuterio, informuoja specialiosios pagalbos centrą. Čia gal nežino žmonės, visi tai specializuotas pagalbos centras yra tas, kuris gauna pirmasis informaciją tais, kai... Bet mano būtų... Dabar leiskite ir paklausti specializuotą pagalbos centrą. Tai aš ir norėčiau paklausti, žinot, aš norėčiau, atsiprašau labai, bet aš žinau, kaip jisai veikia, bet todėl labai klausimas būtų. Kaip jūs elgiatės, kai tos moterys jums net į skambutį neatsiliepia? Ką jūs padarote arba kaip reikia elgtis kitiems žmonėms, kurie pastiprintų ją? Nesuprantat, aš dirbu su tokiom bylom ir aš mes supratom klausimą, dabar jau leiskime atsakyti, jeigu galima. Irma, gal galėtume atsakyti? Pranešimų mes gaunam tikrai daug. Taip. Iš tikrųjų, ir kas metai jų didėja, aš nežinau, palyginus su 15 metais ir šiais metais, tai jau iš beveik 300% tų pranešimų daugėja. Iš tikrųjų, ir mūsų darbas yra informuoti nukentėjusią, ką jinai gali tikėtis to proceso metu, kas jos laukia, kokią pagalbą jinai gali teikti. Mes ją pastiprinam, kad jinai nebijotų kreiptis pagalbos, nebijotų priimti tą pagalbą, nes labai dažnai girdisi savęs kaltinimas, gėda, kad gal be reikalo aš čia kreipiausi, gal be reikalo aš čia tą pradėjau, be reikalo aš užsukau, nes dažnai iš artimųjų būna tas požiūris ir kaltinimas, kad kam tu kreipeisi, nes dabar tam, tarkim, smurtautojų gyvenimas sugadinsi. Dažnai tas kaltinimas. Bet klausimas būtų toks, kada jūs nesusisiekite, ar yra atveju, kuomet nekalba su jumis? Taip, policijos pareigūnė nori irgi pakomentuoti. Kad susisiekė, tai susisiekė. Nes aš pasiėmiau Panevėžio miesto ir rajono pranešimus apie smurtą artimoje aplinkoje. Tai rugsėjo mėnesį jų buvo registruota 146, susisiekiu su 132 aukom. Dažnai būna, kad paskambina turbūt nusipirkę tą ežio kortelę ir kai baigėsi galiojimas, jos nebepratėsi ir perka kitą kortelę. Tai būna, kad nepasiekiamas ir nepasiekiamas kelias dienas. Bet absoliučiai su visom kitom, kuriom kalbėjau, aukom ir moterim ir vyrais, policija atvykusi visada išaiškina, kad bus informacija perduota specializuotam pagalbos centrui, palieka vizitinę kortelę. Aukom pasako, kokią galimybę, kokią pagalbą teikia šitas specializuotas pagalbos centras. Mes policijai esame įpareigoti po pranešimo per 3 dienas pakartotinai susisiekti su auka ir paklausti, kokia situacija,
aš dirbdama vyriausiam policijos komisariate patikrinu pareigūnus, ar jie atlieka šitą tinkamai darbą. Ir tiesiog žaviuosi, kad ir paskambinus, atsiliepė neblaivi, kuri sutarėm, kad susiskambinsim iš ryto, kai jinai išsiblaivės. Ir visos aukos absoliučiai žino, kur gali gauti pagalbą. Tik tai joms reikia padėti priimti tą sprendimą. Ir kai jinai būna blaivi, nei viena auka nesakė, kad man patinka, kad mane muštų. Aš nenoriu, kad mane skriaustų, bet jos negali pačios priimti sprendimo. Joms reikia, kad kažkas būtų šalia, kaip tas lydintis asmuo. Ir tai, ir mane pasako, jinai ir padeda toms aukoms, ir už rankos nuveda, ir padeda darbą susirasti, ir apgyvendina. Ir iš tikrųjų mūsų tas glaudus bendradarbiavimas. Ir aš pati vėlgi su Irma mes bendradarbiaujam. Ir aš pasižiūriu, kiek registruota yra pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje ir kiek perduota specializuotam pagalbos centrui. Ir tai nebūtinai turi būti jau pradėtas ikiteisminis tyrimas, o tik apie galimą. Nes moteris dažniausiai, ta, kuri, sakykime, apklausos metu, kuri turi gerą darbą, sakykime, arba išsilavinusi moteris, dažniausiai priima tokį sprendimą skyrybas, pasidalina turtą ir išsprendžia tą problemą. Bet kiek yra moterų, kurios gyvena vyro bute ir joms išeiti į niekur labai sudėtinga. Juolab, jeigu vyras ten, sakykime, parneša pinigėlius vaikams, vėlgi išsikelti su vaikais, jeigu dar yra, čia jau statistika. Bet mes dar turėtume liekti, pas mus dažniausiai tu ką girdi, tai kodėl neišeina, kodėl neišsiskiria. Tai maža to, kad tai vėlgi užkraunama atsakomybė už smurtą jai, kad jeigu neišsiskirs, tai problema pasibaigs. Bet jisai tai nebaigs smurtauti, tai jisai kitą moterį susiras ir su kita reiškia darys tą patį. Tai čia problema nėra išsprendžiama, bet tai čia dar tik viena medalio pusė. Kita medalio pusė, ką sako visa tarptautinė praktika. Jos mėginimas su juos skirtis, tai yra antras pagal pavojingumą indikatorius, kuris, kada jinai rizikuoja, kad jinai bus nužudyta. Pirmas indikatorius tai yra jo, reiškia, kriminaliniai įrašai, jeigu žmogus sėdėjęs kalėjime arba buvo teistas už kažką tai, ir jeigu jisai smurtauja, tai yra labai didelė tikimybė, kad jis smurtaus labai žiauriai ir yra didelė tikimybė, kad jisai kitą kartą nužudys. Antras pagal pavojingumą yra išsiskyrimas. O mes, reiškia, kaip visuomenė spaudžiam jas žūtbūt išsiskirt, kai patys tuo tarpu, patys tai turiu galvoje ir visuomenė, ir sistema, neparuošėm to saugaus išėjimo. Margarita, ar galėtume dar prie to paties truputį pakomentuoti, minėjote vienam kitų miestų, kad apie užsienį taikomas, kaip apsaugos priemonės yra taikomas. Jo, čia pas mus yra truputį problema su įstatymais. Mes neturime, pavyzdžiui, tokio įrankio, kuris yra jau Jungtinėse Amerikos valstijose taikoma jau daug metų ir daug Europos valstybių tą perima. Lietuvos Seimas niekaip negali pasiryžti to paties padaryti Lietuvoje. Mes kol kas turime tik tai pagal baudžiamąjį procesą numatytas tas apsaugos priemonės, kad jisai nesiartintų. Jungtinėse Amerikos valstijose yra taip vadinamas civilinis nesiartinimo orderis, kur moteris pati, kad jinai jaučia, kad ją yra nesaugu gyventi, jinai gali kreiptis į teisėją, teisėja išklauso ten, ar teisėjas visą tą, kas ten pateikiama, per 24 valandas išduoda dokumentą, kuris draudžia jam artintis prie jos. Policijos komisaras įteikia šitą dokumentą smurtautojui, aišku, jisai gali apskūsti šitą draudimą, tada jisai turi eiti per visą tą teisminį procesą su visais įrodymais ir taip toliau. Jų praktika rodo, kad jie beveik niekada neapskundžia šito draudimo. Ir tai pas juos yra pats veiksmingiausias būdas, kaip apsaugoti moteris nuo smurto. Kada smurtas galbūt dar net nepasiekęs yra to fizinio sužalojimo, kol kas vyksta tik tas galios ir tos manipuliacijos, kai jisai baugina, gazdina, ten kažką tai daro. Bet ką amerikiečiai pastebi, sako, nepakanka vien tik tai, kad surašomas yra tas orderis. Sako, dar yra labai svarbu, kaip teisėja pasako, kaip įteikia. Sako, tu gali, čia žinai, ten orderis čia nesiartina, žinučių nerašo, ten rožių nenešioja, tai žodžiu, čia jums negalima. O sako, tu gali, ten mes turėjome mokymus, buvo iš Amerikos atvažiavus tokie teisėjai, sako, kai pas mane smurtautojas ateina, aš jam sako, viską detaliai papasakoju, aš jam pasakau, kad jums išduotas civilinis nesiartinimo orderis. Jūs suprantat, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jūs negalit matyti su ją, susisiekti per vaikus, per pažįstamus, per draugus, jūs negalit rašyti SMS, jūs negalit jos sveikinti, siūsti gėlių, stovėti po durim, baladotis prie durų, mėginti susisiekti, sveikinti, daryti tą 3.10.5, o jeigu jūs pažeisite šitą nutarimą,
Jūs turėsite reikalą, ne su ja. Jūs turėsite reikalą su manimi. Nes iš tikrųjų tuo metu jau prasideda Man šiurpas bandymasis. nėjo, Tai sako, jie ten taip mažučiai, taip sumenksta ir tada supranta, kad tai yra rimtas dalykas. Kad tai yra ne taip, kaip jis pripratęs, reiškia, kad kaip pas mus dažnai būna iššaudina moterį ir jisai šaudina visą sistemą, nes sistema nežino, matote, kaip su šito ponuliu pasielgti. O ten yra pasakoma, kad bičias nori būti laisvas, laikykis tvarkos, nes jeigu ką sėsi ir ilgam sėsi. Ir jis supranta, kad taip su juo bus padaryta. Pas mus irgi yra, tiesiog yra susijęs su dažnai jis yra vedamas ir su tais Ir sarandais. teisėjas šitą būtent taip ir Aišku, tikrai paaiškino. taip pat jau taip ir dar pasakau populiariau iš tiesų, kad Taip. lauksiu posėdžio areštinė ir visai kita jeigu. Bet yra, sakau, yra dar kita problema, mes dabar taip suabsoliutinom, kad čia vos irgi net visi tie vyrai lietuviai tokie pat monstrai, kaip čia rodė, ta prasme, čia visoks, čia ir ekonominis smurtas ir visoks ir viskas. Tie žmonės eina gyventi iš meilės, ar ne, jie turi vaikų. Ir tikrai jūs, negi jūs manot, kad po vieno to smurto atveju jos reikia iš karto atskirti, išskirti ir visuomenę palaikyti ir visai kita, šitaip nebus. Jos sako, myliu aš jį, myliu. Ir eina ir vėl toliau. Bet teisėja, kad čia yra mūsų didžiausia problema, kad mes kaip visuomenė vis dar nesugebam atskirti skirtingų smurto formų. Tai, ką amerikiečiai daro labai tiksliai, jie kalba apie 3 smurto formas, kurios gali būti artimoje aplinkoje. Vienas dalykas tai yra sisteminis smurtas, kada smurtautojo elgesys tai yra nuolatinė kontrolė ir mėginimas, reiškia, kontroliuoti kiekvieną to žmogaus aspektą. Kitas dalykas tai yra, kada vyksta gynybinis smurtas ir va čia jūsų miestelėje, taip sakant, nemažai moterų, kurios yra nužudžiusios savo partnerius, būtent tas įvyksta kaip gynybinio smurto atveju. Ir yra tokia kategorija kaip atsitiktinis smurtas, ką mes galbūt lietuviškai sakytumėm, kad įvyksta smurtiniai konfliktai, kur tai nėra sisteminis dalykas, tai nėra tikslas kontroliuoti žmogų. Ir va čia, aš manau, mums yra iš tikrųjų labai svarbu išmokti visiems atpažinti, kur mes turime sisteminį smurtą, nors galbūt jis aiškina, kad tai yra pirmą kartą, bet atpažinti iš jo elgesio, kad tai yra iš tikrųjų va, tas pats baisiausias variantas, kada jie persikėja, ne tada, kada neišsiskiria. Taigi žmonės išvažiuoja į užsienį gyventi ir atseka į tą pačią Airiją ar į Norvegiją, nes jiems labai reikia persekioti. Ir kur, kaip jūs sakote, yra tas tai vienkartinis epizodas. Atsiprašau, aš norėčiau pereiti šiek tiek prie kito aspekto. Kvietėme ir iš Vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistus, dėja kažkaip nepavyko mums susisiekti po ilgų mėginimų, po to galiausiai pasakė, kad negali dalyvauti. Bet ir man jūs to pačiu labai daug dirbate ir su vaikais, ir su visomis šeimomis. Ar galėtumėte trumpai papasakoti kažkaip pagal įstatymą, kai mes kalbame ir matome, kad vaikai, kurie yra smurtinėje aplinkoje, taip pat laikomi nukentėjusiais asmenimis. Net nebūtinai, jeigu tiesiogiai patiria smurtą patys, nepaisant to, kad jau šiemet, aišku, pagaliau buvo priimtas ir įstatymo pataisos, kai bet koks smurtas prieš vaikus irgi laikomas smurtu, jau neleistinu elgesiu. Bet ar galėtumėte pakomentuoti, kokį poveikį smurtas, netgi matomas smurtas turi vaikams? Iš tikrųjų, praktika rodo, kad vaikų matomas smurtas turi labai didelę reikšmę ir didžiulį poveikį tiek vaikų sveikatai, tiek fizinį, tiek psichinį. Ir dažnai moteris sako, ne, aš nesiskirsiu, nes gaila šeimą ardyti, kadangi jisai labai geras tėtis, jisai labai vaikus myli. Ir tuo metu už poros minučių pradeda pasakoti, kaip vaikai pergyvena, kai valo kraujo balas. Bet vaikams tai yra didžiulė trauma. Iš tikrųjų, turim tikrai kiek atvejų, kad vaikas, kuris matė smurtą, vaiko akise buvo smaugiama mama ir ne vieną kartą vaikui reikia jau dabar didžiulio gydymo, psichologų, psichiatrų, nes vaikas nemiega, 4 metų vaikas žaidžia ne parduotuvės, ne mokyklas, ne namus kažkokius, o jisai smurtą žaidžia. Jau vaiko į pasąmonį visą tai įstrigo. Ir iš tikrųjų reiktų kuo greičiau vaikus apsaugoti nuo to. Pasakykite, ar galėtumėte patarti, ką
tokiais atvejais tada daryti, nes, tarkim, jeigu esi patyręs tokį elgesį arba žinai, kad, nežinau, draugės, draugo vaikai yra tą patyrę, kur reikėtų kreiptis ir kur dirbti reikėtų su vaikais, kas turėtų dirbti tada, kad kažkaip tai galima būtų kalbėti apie tuos išgyvenimus, nežinau, per piešinius ar dar kažką. Į ką galima kreiptis Lietuvoje? Tai pagalbos galima kreiptis ir į bent jau Panevėžyje, Smėlynės gatvėje yra vaikų psichologai. Mes tiesiog nukreipiam vaikų psichologų. Truputį garsiau, jeigu galite, nes man atrodo, aš tai girdžiu, bet ten tai tikrai jau nebelabai girdi žmonės. Yra tokių atvejų, kai mamos kreipiasi ir 4 ir 3 metų vaikai ar nes skyrybos ir sutrinka vaikų elgesys, nes jie matydavo tas situacijas. Tai bet kokiu atveju aš nedirbu, nes neturiu kompetencijos su vaikais dirbti, tai aš visą laiką suteikiu informacijos rajonuose, jeigu yra vaikų psichologai Panevėžyje, kad kreiptųsi, kad ateitų ir pabandytų. Bet esu pastebėjus, kad bet kokiu atveju tai yra pirmiausia, ką mama turėtų padaryti, tai keisti savo tą gyvenimą, ar ne, jeigu yra vaikas, kuris mato smurtą, tai bet kokiu atveju pirmiausia, jinai turi spręsti šitą situaciją. Ir dar noriu pridėti prie Irmos, kad yra taip sakoma, kad geriausias vaiko auklėjimo būdas yra čia tėčiams, tai yra mylėti jų mamą. Tai jeigu jau yra smurtas prieš jų mamą. O vaikus? Čia apie auklėjimą vaikų kalbam, vaikai taip pat, bet žodžiu, kaip sako, jeigu kalbam apie tinkamą vaikų auklėjimą, ar ne, tai ta pagarba kitam, ar ne, kai tu rodai dėmesį, meilę kitam žmogui, partneriui, tai yra didžiausia pamoka ir, taip ir auklėjimą vaikai, jie mato gerą pavyzdį. Atsiprašau, tai pasakysiu, labai patiko iš filmo pavyzdys būtent ponos moters, kuris sakė, aš manau, mūsų valstybė irgi, ko gero, tos priežastys irgi iš pokario tos kartos vyrų, iš tų, kai jų gal ir mažiau buvo, arba po tūksų seneliai mūsų, ko gero, panašiai kažkaip telkdavos ir nebuvo smerkiama ir nieko. Ir tas tiesiog, tas, kas mato šeimose, ko gero, arba kažkas visiškai atsipurtė, tai, ir visiškai nusprendė kitaip elgtis, o dauguma vis tik tai tą priima kaip normalų elgesį ir tikrai net keista, ir jauni vyrai, pas mus kaip jaunos šeimos dažniausiai būna ten tų... Teismuose pas jūs, ar kaip? Taip, tai šitas smurtas, tai kur būtent, kur ir maži vaikai ir aišku, daugiausiai, kur kakliaujama abipusiai, bet ten jau tų tokių pagyvenusių žmonių retas atvejis. O kaip manote, kodėl, ar nekviečia, ar nėra to? Pokario vyrukai jau išmirė turbūt, nes, taip jau juokauja, aišku, bet tiesiog į senatvę gal apsiramina žmonės, aš nežinau, ar gal kažkaip, būna irgi, Nes tikrai yra apklausų metu, kai išgirsti, kad 80-metė kenčia nuo savo sutuoktinio ir psichologinį, ir fizinį smurtą. O aš norėjau apie vaikus pasakyti, kad yra labai labai paprastas ir visiems labai gerai žinomas telefono numeris 112. Jeigu matote kaimyną, kad kaimynas skriaudžia vaikus, žinote, kad kenčia tas vaikas arba pats pasisakė, skambinkite bendrojo pagalbos telefonu 112. Jūsų informacija yra mums labai svarbi. Apie kiekvieno smurto atvejį policijos pareigūnai informuoja ne tik specializuotą pagalbos centrą, bet ir vaikų teisių apsaugos skyrių, kurie susisiekia su šeima, gal iš pirmo karto nenustato, bet renkant informaciją, tikslinant, kaimynai ima liudyti, paskui mokykla pastebite kokius smurto požymius ir taip padedama vaikui. Tai jeigu pradėsim nuo savęs, nebūsim abejingi, tai taip ir gelbėsim vaikus, nes šeimai kreiptis pagalbos pas specialistus, kai pati kenčia smurtą, yra labai sunku ir gėda netgi. Tai nebūkim abejingi tie kaimynai, artimi, draugai, giminės, padėkim. Tai neskundimas, o tiesiog pagalba. Aš norėčiau pareigūnę papildyti, kai moterį nes jeigu bus saugi mama, tai bus saugesni ir vaikai. Tai ta prasme iš viso matom smurtą, skambinkim, tegu geriau atvažiuos, nieko neras, negu nepaskambinsim. Aš norėjau paraginti auditoriją ir kitus žmonės ir toliau sėdinčius, jeigu jūs norėtumėte užduoti klausimą arba tiesiog pakomentuoti, tai prašom, taip
Norėjau paklausti, kodėl vyrai iš rytų Belgijos dar buvo svarstamas toks, nes čia, kodėl jie tokie? Ar kas nors nori Iš tikrųjų, tai atsakymas, žinokit, yra labai paprastas. Smurtas prieš moteris tai yra patriarchalinio mentaliteto paveldas. Dėl to tai yra joks nesovietizmas, nes jeigu sovietizmas būtų, tai vakarų Europoje mes šito neturėtumėm. Jeigu tai būtų alkoholis pagrindinė priežastis, tai musulmonų kraštuose iš viso jokio smurto nebūtų, nes jam religija draudžia alkoholį vartoti. Bet mes matome, kad tai iš esmės jo yra daugiau tenai, kur yra stipresnė nuostata, kad moteris yra, ar nepilnavertis žmogus, ar vyro nuosavybė, ir jisai kaip ir turi teisę daryti su ją, ką nori. Paauglėt, žodžiu, apriboti įvairiai jos tą buvimą. Ir mes čia galime matyti, taip kaip istoriškai žiūri, tai dabar mes tą galbūt labiau fiksuojame kaip, tarsi, Europos kultūra tai yra kažkokia tai tokia sava kultūra, o kitos kultūros, ypatingai mes dabar mėgstam kritikuoti musulmoniškus kraštus. Ir pas juos ten moteris tokios labiau užguitos. Bet toj pačioje Europoje, 19 amžiuje, moteriai buvo nepadaru išeiti į gatvę vienai, nes tai buvo labai nesaugu ir tu turėjai būtinai turėti kažkokį tai palydovą. Ten, sakykime, mes labai taip įdomiai, reiškia, kartais galvojam, kaip spręsti problemas. Reiškia, vietoj to, kad išspręsti problemą, mes sumažinam moters galimybę būti toj visuomenėje. Aš visai neseniai sužinojau tokį faktą, įdomu, kad jūs turbūt žinote, kad Baltarusijoje, Ukrainoje iki šiol galioja sovietmečių toksai Lietuvoje buvusi tvarka, kad tam tikros profesijos yra draudžiamos moterims ir, pavyzdžiui, yra draudžiama dirbti, sakykime, naktinę pamainą. Tai tas draudimas profesijų dažniausiai būna susijęs su to, kad, neva tai žaloja jų sveikatą, reprodukcinę sveikatą, už tai leiskime dirbti vyrams. Tai galvoju, tai jeigu moters sveikatą žaloja, tai gal ir vyrų sveikatą žaloja, tai gal geriau keiskime darbo sąlygas, kad ir tie galėtų dirbti, ne tai, kad moterim neleisti dirbti. Pasirodo, kodėl buvo uždrausta moterims dirbti naktinę pamainą? Nebent jos dirbdavo su šeimos nariu. Tam, kad išvengti ko? Seksualinės prievartos. Nesupras, dirbti vakare yra pavojinga moteriai, tai mes geriau uždrauskim jai dirbti naktinę pamainą, kurioje mokama dvigubai daugiau, taip, vietoj to, kad pažabotumėm tą lytinę prievartą. Tai vat, kada mes kaip visuomenė išaugsime iš šito tokio mąstymo, kad moteris yra daiktas, kurio vyras gali naudotis, prievartos kaip po tokios neliks. O kodėl tada, gal paaiškintumėt, nes jau ir palėtėt klausimą, kodėl smurtavimo prieš moteris, o kodėl tada tiek daug smurtavimo prieš vaikus? Už tai, kad iš esmės čia yra ta pati logika, smurtaujama prieš tuos, kurie yra laikomi, kaip ir žemesnio statuso. Taip grubiai šnekant, ne visai žmonės. Ne visai žmonės, nes kada tėvai žiūri vaiką kaip į tokį nepilnavertį žmogų, tai tada jie gali pasakyti, aš mušu jį diržu, arba dabar, reiškia, madinga telefono pakrovėjų, to paties vaiko labui, net aš jį taip auklėju. Kada tu paklausi to žmogaus, o kokiamis sąlygomis jūs norėtumėt, kad jūs būtumėte atvanotas diržu, arba tuo telefono laidu. Tai sako, bet čia žinote visai kitos aplinkybės, tai jokios ne kitos aplinkybės. Atėjai pavėlavęs 5 minutės ir gavai diržų su saktimi gerai, kad kitą kartą žinotum. Čia, man atrodo, šitą pusę, jeigu nori sureaguoti, girdėjau antrina, gal norite pakomentuoti. Tai čia ir filme, ir mes kalbėjom, kad viskai, jeigu vaikas auga smurtinėje aplinkoje, tai jam tiesiog yra sektinas pavyzdys. Nes jis kitaip ir nemoka. Žiūrėkite į mokyklas, atėję vaikai, kaip sprendžia konfliktus. Kumščiu. Gerai, kaip mes sprendžiam tų vaikų konfliktus? Uždarom už durą, ar ne? Ir pasakom, vai ten debiliukas. Nuvedam į kitą klasę, kur vaikas mokosi vienas. Aš nežinau tokiu atveju. Ne, taip yra. Ką mes darom su tais hiperaktyviais vaikais? Tai yra netolerancija, mamai kitokiam žmogui. Apie kuriuos mes šnekam. Yra mokyklose psichologai, kad jie dirba, tai tikrai galiu pasakyti, yra grupės pati. Betgi žiūrėkit, šeimų, kiek, jeigu mes jau Panevėžio mieste ir rajone turim pranešimų jau dabar už 10 mėnesių 1800. Tai kiek tuose šeimose auga vaikų, kurie mato šitą elgesį. Tai jeigu mes nepakeisim smurto ir mes mokysim vaikus ir dažnai dar šiandien sako, jeigu gavai nosį, duok atgal, kad daugiau prie tavęs nelystų. Tai jeigu mes taip auklėsim vaikus, tai mes smurto niekada neišgyvendinsim. Juk mes suaugusieji jiems turim rodyti pavyzdį. Ir tikrai mokyklos yra prisirengusios labai daug visokių prevencinių projektų ir moko spręsti konfliktus kitaip be smurto. Patyčių įvairiausių yra programų. Ir visos mokyklos dalyvauja įtraukiant ir tėvus.
Tai vat, jeigu jūs dalyvaujate tėvų susirinkimuose, tai tikrai galite sužinoti, kiek jie yra įgyvendinę projektų ir į kokias veiklas įtraukia. Aš kaip policijos pareigūnė lygiai taip pat einu į mokyklas, iš savo pusės kalbu apie atsakomybę už smurtą ir tikrai viską daro mokyklos, bet suprantate, vaikas auga šeimoje, jis tik kaip tarpiniai stotelėje ateina į mokyklą, jam pakeičia, sakykime, mąstymą, bet jis grįžta vėl į tą pačią šeimą ir jeigu tėvai sako, nesąmonė, ten mokytoja nusišnekėjo, mane taip augino ir mes taip augsim, tada ir sudėtinga, todėl ir yra vyrai, kurie ir moterys, tarp kitko, juk moterys taip pat irgi yra, kurios smurtauja prieš silpnesnį. Aš vis tiek sakysiu silpnesnį, nes vyrai gerdami bare retai kada mušasi, susimuša, bet žino, prieš tą niekada nekelia, kuris yra stipresnis. Ir jeigu supyko, tai pareina į namus ir lengviausia ant mažiausio išlieti pyktį ir ant tos moters. Nes ta moteris dažniausiai ta, kuri nori išsaugoti šeimą, bet kaip būna, kad vaikas turi augti kartu su tėvais. Tai tikrai labai gražu ir aš už tai, kad normalioje šeimoje turi mūsų vaikai augti. Bet jeigu yra smurtas, tai vaikas negali augti tokioje šeimoje. Tai nesakau, kad reikia skirtis. Tikrai nesakau. Reikia keistis abiems. Nebus taip, kad auka lanko pas specialistus, o smurtautojas sėdi ir dabar jau jūs čia visi pasikeiskit ir aš pasikeisiu, jis nesikeis. Jį reikia taip pat mokyti. Tai vat pirmadienį buvau kaip tik tokiuose pati mokiausi ir iš Šiaulių bendruomenės pareigūnė, kuri dabar pas mus jau visoje Lietuvoje yra tokie bendruomenės pareigūnai, kurie eina ir dirba ir su smurtautoju. Tai vat jinai sako, kaip sunku tuos smurtautojus kažkaip prisikviesti. Nenori ir viskas nereikia. Teisėja, jūsų žodis, liepkite ateiti ir ateiti. Iš karto, žodis paskutinis. Tai čia buvo mūsų toks siūlymas, susitaikymo nedaryti tol, kol nepasirašys arba net bus paskaitų. Aha, čia palietėt labai svarbų klausimą, tuoj perduosiu žodį, tik tais labai trumpai noriu paklausti kažkaip apie susitaikymą palietėt. Sako, tarptautinėje praktikoje, Lietuva gavo pylos už tai, kad taip dažnai pas mus bylose taikomas susitaikymas smurto artimoje aplinkoje bylose. Kaip čia situacija, Panevėžyje? Taigi jie taikosi, jie nori patys išreiškia, būtų savo valią. Aš galiu jums pasakoti savo patirtį, aš dalyvavau Amerikoje teisme, buvo būtent artimos aplinkos. Ten teisme nukentėjusi net nedalyvauja, jie atstovauja prokuroras, yra kaltininkas, jo advokatas, probacijos pareigūnas, nes ten jie labai aktyviai traukti, surenkant medžiagą visą apie kaltininką. Ir kada teisėja kreipėsi į prokurorą klausdama, ar yra kažkokių pageidavimų iš nukentėjusios, prokuroras pasakė, jinai pageidauja, kad jam būtų panaikintas nesiartinimo orderis. Ir kaip atreagavo teisėja? Jinai pasakė taip, kad šitas orderis nėra duodamas visam gyvenimui. Kai aš matysiu, kad vyksta pažanga, kad kaltininkas daro viskas, kas teismo yra ten numatyta, tas ten susiradęs darbą dirba, nevartoja alkoholio nelaiko tenai, tas 10, ką ten laiko tas programas, žodžiu, aktyviai. Po pusės metų, sako, yra galimybė peržiūrėti mano sprendimą ir jeigu aš matysiu, kad yra progresas, mes ir žiūrėsime. Nuimti tą nesiartinimo orderį ar ne. Kol kas aš progreso nematau, kol kas aš manau, kad jisai kelia jai grėsmę. Ir viskas, ką ten nukentėjusi nori, nenori, tai yra visiškai, kaip sakant, jos dalykas, nes visiškai neaišku, kodėl jinai to nori, galbūt jinai irgi yra jo įtakota, jos spaudžiama ir panašus dalykai vyksta. Bet teisėja prisiema tą viešąjį interesą apginti žmogų nuo sužalojimų, taip kaip iš jos reikalauja statymai ir viskas. Dabar norėčiau perduoti žodį, čia trečioje eilėje ponas Nerijus. Taip, prašom, Nerijau. Aš gal čia sureaguosiu truputėlį, irgi iš tos psichologinės pusės kažkiek. Labai į temą čia buvo paliesta patyčių tema mokyklose. Atkreipiau dėmesį, kad šiaip dažniausiai atrodo, kas čia patyčios, uždraudimą, kažkaip aiškiau visiems išsakai, ką daryti ir išsprendžia tą problemą. Bet rezultatas toks, kad labai sudėtinga būna. Tie smurtautojai kartais jie netgi būna tokie
net klasės mėgiami, sakykime, jie ten jaučia tą atmosferą, o vienas kažkoks ten toksai toks biškis smirdintis, biški neprisižiūrėjęs, biški toks iš kitų pasišaipantis, tik nesuvokiantis, kad toks elgesys nepatinka, kažkaip leidžia pasiekti, kiti pradeda kažkaip palengva lyg ir tyčiotis, lyg ir kažką. Ir gaunasi tokia problema, kad atrodo, su vienais pasikalbėjus atrodo, galima suprasti, su juo pasikalbėjus ir sudėtinga. Gaunasi toks labai sumišų situacija. Ir dabar, jeigu jau kalbant daugiau iš tos psichologinės perspektyvos, jeigu jau yra kažkas skriaudžiamas, tai čia jau, sakykime, vadinasi, yra susidūrimas su grėsme kažkokia ir kaip su jie tvarkomasi, va taip, 1, 2 ir susitvarkiau, va daviau į galvą ir išsisprendė, darytum problemą. Tada, va, turint tokį atvejį, labai ir patiems kartais norisi greit išspręsti tą problemą, bet iš tikrųjų toks gaunasi, kai tu pats įlendi į tą tokį galios demonstravimo santykį, kuris iš tikrųjų, reikalingos tos ribos, kad skriausti negalima, bet jeigu tu pats įlendi ir tarytum, tu pats įeini į tą užburtą ratą, ir tada jau kažkaip, ir tas ratas tada tęsiasi, reikia ieškoti būdų, kaip iš to išlipti. Ir gal čia apie tuos skriaudimus, apie tą smurtą, apie tas Rusijas, sakykime, kažkiek gal atreaguoti, kad, jeigu yra apskritai valdžioj tas principas, va, kaip pasakiau, taip ir bus ir neleidžiama tame kažkaip išsakyti, išjausti. Vaikas ir mato tokį pavyzdį, ar tai mes kaip žmonės iš valdžios, jeigu tokia valdžia būtų, ar, sakykime, vaikas mato, kaip tėvai tvarkosi muždami, sakykime, kad neišmokina su tuo nerimu, su to kažkokia baimėm tvarkytis kažkaip tinkamu būdu, sprendžiant, galvojant, kalbant, ieškant. Ir tada, tas vaikas ir neturi kitų būdų, jis tą patį ir atkartoja tiesiog. Jūs kėlėte dar ranką. Jo, aš labai iš tikrųjų norėjau paklausti, bet pareigūnė minėjo, kad norite, kad šeimos keistųsi, ar ne? Tai vat kokia iš tikrųjų reali pagalba yra šeimai, nes aš pati, kadangi kreipiausi irgi kažkada į psichologą ir paskui tiesiog buvau nukreipta pas psichiatrą, pasakoja psichiatras turbūt išrašo Xanox ar dar kažko, jisai problemos neišsprendžia. Ir tiesiog kokia tai pagalba psichologo konsultacija, žinau, kiek kainuoja šeimai, jeigu, sakykime, tai šeima yra pakankamai galbūt graži visuomenė, ar ne, ir ypatingai jeigu vyras turintis gerą statusą labai taip ir kaip čia jisai tą moterį muša, gal jinai ten kalta, gal jinai ten kažką. Tai va, kokia, sakykime, pagalba, bent jau tada Panevėžio mastu, kad girdėtų žmonės, kaip galima kreiptis tai šeimai, kuri norėtų keistis. Tai jau sakiau, kaip visose mokyklose yra psichologai. Jie teikia konsultacijas nemokamai. Taip. Ir tikrai yra, ir tikrai garantuoju, ir žinau tikrai, kurios grupės veikia vaikai, netgi iš pat pradžių. Pirmiausia, tai pradžių vaikai atėję į 1 klasę, jie nenori eiti pas psichologą. Kodėl? Taigi mes ir sakom, man tai nereikia psichologo, aš tai sveikas, nedurnas. Ir perduodame tai vaikui, kreiptis pas specialistą yra nenormalu. Mokyklose psichologai auginasi vaikus. Juos būrė į grupelės ir man kas labiausiai patinka, kad tie vaikai didžiuojasi. Aš tai einu pas specialistą, mane priėmė, o tu dar reikės tau palaukti, nes grupės per daug ir tu negali eiti. Tai džiugina, kad vaikai nebebijo eiti pas specialistus. Tai pirmiausia, vaikai gali tikrai gauti nemokamą pagalbą. Yra specializuotas pagalbos centras, yra probacijos tarnyba, kur smurtautojas gali eiti, lankyti paskaitas, tą neigiamą elgesį keičiančioj programui dalyvauti. Suaugusiam psichologo pagalbą gauti, nežinau. Yra ir pedagoginė psichologinė tarnyba, bet tėvai su vaikais. Bet čia sprendžia specialistai. Specializuotos pagalbos centre turi. Taip, o pedagoginė psichologinė tarnyba taip pat labai turi didelės grupės ir užsirašyti. Nebus taip, kad va čia nesugalvojau ir rytoj jau eisiu pas specialistą. Tikrai taip ne. Reikės laukti, vėlgi pirmiausia kalba specialistai su vaikais ir paskui mato, ar reikalinga kartu, tiesiog specialistai įvertina, ar reikalinga lankytis ir mamai, ar tėčiui reikalinga,
O individualiai tai suprantu, kad taip, šitos paslaugos yra brangios suaugusiems, bet ne vaikams. Aš dar norėčiau tiesiog specializuotas pagalbos centras visą pagalbą teikia nemokamai. Psichologo tiek Apgyvendinimo. Tai pas mus yra specifika, kad aš tiesiog mikrofoną reikia. Pati tokia išvada padariau, iš tikrųjų, kad esu ko gero unikali vien tuo, kad dirbdama su specializuotam pagalbos centre konsultuoju moteris ir jas tikrai stiprinu, įgalinu ir tikrai palaikau auką, nekonsultuoju smurtautojų. Jeigu reikia pagalbos smurtautojų, aš tiesiog ieškau kolegų, kurie tą galėtų daryti. Kaip suprantu, kad jūsų klausimą, kad jeigu pora ateina, ar ne, tai jau nori taikytis ko gero, ar ne, kalba, ta prasme, kaip išsaugot šeimą, tai tada vėlgi mieste ko gero yra ta galimybė tiek poliklinikoje galbūt, ar ne, tiek yra, aišku, šiai dienai ko gero tikrai rekomenduočiau privačių. Kažkaip skamba, kaip pagalbos nepakankamai, nes visi spėlioja, kur ją rasti. Pavyzdžiui, aš irgi tada paklausčiau. Taip, kad jeigu, yra kolegos, kurie dirba su šeimomis. Na, kad visą gautų turbūt tą kursą, terapijos ir visą kitą, aš labai abejoju, kad nemokamai kas nors. Vaikus, taip. Negu pas mus, pripažinkim, kad mūsų psichikos sveikatos klausimams iš viso, praktiškai dėmesys iki pastarojo laikotarpio buvo nulinis. Ir nėra jos. Taip, bet čia tą saką, aš neku čia paskutiniais metais, gal du kokius metus ir jūs apie Dabar palaukite. O ką daryti, kad išvengti nereikėtų tos pagalbos? Kaip auginti tą dabartinę kartą, kad jau mūsų, sakykime, auginamos dukras negirdėtų tokių nesąmonių. Tai čia kaip tik norėjau paklausti, mes dabar kalbame labai daug apie pasiekmes, tai jau kalbame apie tai, kai smurtas praktiškai įvykęs, ką daryti ir dirbame tiek su policija. Ką daryti dabar, iš tikrųjų, nuo ko pradėti ir kaip kalbėti? Ar kas nors galėtų pakomentuoti iš čia esančių? Visų pirma, reikėtų pradėti nuo netolerancijos smurtui ugdymo. Tai kaip prevencija. Esu pesimistė labai didelė, kaip mūsų Stanilų bendrabučios ir visur, kur dinastija maina, pavardžių tikrai neminėsiu ir visą kitą daug prigimdyta vaikų, ir jie dabar saugo, ir jie ten išeina tik iš pataisos namų, gražios jaunos mergaitės, kažkur tie gal neblogi vaikinai yra, jau jų laukia, jau prasideda lyg ir tas šeimų kūrimas, jauni žmonės karšti, viskas, vaikai vėl gimsta, o gyvenimo tai jie kitokio nematė, jie kitaip neįsivaizduoja ir vėl alkoholis ir vėl smurtas ir vėl viskas. Yra daug gražių šeimų, netgi tokių, reiškia, prakutusių vyrų, kurie yra garsus menininkai ir kaip jie leidžia savo elgtis su moterimis. Tai aš suprantu, kad tas smurto problema, ją labai komplikuoja socialinė atskirtis, ją komplikuoja alkoholizmas ir taip toliau. Bet priežastis nėra nei socialinė atskirtis, nei piktnaudžiavimas alkoholiu ar kitomis psichotropinėmis priemonėmis. Priežastis yra tokia įsišaknyjusi gili nepagarba moterims ir galvojimas, kad jos yra daiktas, kurio galima pasinaudoti. Tai ką daryti? Ugdyti kitokį. Iš esmės, jeigu taip labai pasakytume, mums reikalinga lyčių lygybė mūsų visuomenėje. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes suprantame, kad vyrai ir moteris yra visiškai lygiaverčiai asmenys. Tai, kas liečia išteklius, tai yra lygiavertiškai. Tai, kas yra priėmimas, lygiavertiškai. Reiškia visa autonomija, viskas lygiavertiškai. Tam, kad tas atsitiktų, mums dabar kaip visuomenė reiktų labai stipriai pagalvoti, kokį mes formuojam vyriškumo normas. Nes kad moters įvaizdis keičiasi, tai yra akivaizdu. Moterį įgalinti ir pasakyti, kad tu nebūk tą 19 amžiaus moteriškę, kuri kaip ten prie to namų žydinio, be savo išteklių, be nieko ir tikėtis, kad vyras tave išlaikys, nebūkim naivios, nebus šitaip, ne? Nėra sudėtinga mergaitėm tą pasakyti. Bet įtikinti netgi tuos pačius tėvus, kada jie augina berniukus, kad jie sakytų, nori būti tikras vyras, išmok prižiūrėti vaikus, išmok gaminti, išmok tvarkyti, išmok skalbti, išmok išklausyti kitą asmenį. Štai ką reiškia būti tikrų vyrų, o ne mušti ten kažkam tai nosį. Tai kada mes išdrysime tokioj dvasioj auklėti savo sūnus, mes tikrai turėsime proveržį. Paprastas dalykas - išmokyti, gerbti moterį, kuri yra šalia jo. Nes pas mus suprantat, kaip yra, gerbė savo moterį, savo dukrą, savo mamą, savo seserį, draugę, žmona ne visada, draugę dar gerbė. Bet jeigu yra kita moteris, tai jau ten jos visos vištos,
kalės, voverės, ten dar kažkas, tai ne. Ir mes pamirštame, kad tvarkoj tu savo moterį saugai. Vyrukų kompanijų to apie kitas moteris kalbi va tokiu būdu, bet tos kitos moteris tai irgi yra kažkieno, tai dukros, mamos, anūkės. Ir mes paleidžiam tokį baisų džiną. Vyrai dažnai nesupranta, kad va ta pajuoka, kurią jie išleidžia, kada juokauja tarpusavį, tie anekdotai apie moteriškės, atrodo toks nekaltas dalykas. Bet tu atidarai Pandoros skrynią. Šiandien tu pasakei juokelį, poryt gali būti išprievartavo tavo duktė arba tavo anūkė. Nes kitas vyras galvos, kad jisai turi teisę pasielgti su kažkokia tai moterim tokiu būdu. Tai va aš labai daug vilties dedu jaunąją vyrų kartą, kurie iš tikrųjų mes matome, kad daug vyrų atsiranda, kurie nesitaiksto su tais dalykais. Pavyzdžiui, va tie visi seksualinio priekabiavimo skandalai parodė, kad tarsi Lietuva skilo į dvi dalis. Ir aš labai daug vilties daug, kad jie pasakys, kad tai yra nepriimtina, mes to nedarom, mums tai nėra jokingi tokie juokeliai, mes tada turėsime proveržį. Irma pradėjo dar prieš tai sakyti irgi, gal norėtumėt pabaigti irgi, tai ką daryti, ką dar galėtumėm daryti, ką turėtumėm daryti visi, pradedant nuo institucijų, bet tuo pačiu pradedant nuo savęs, ką turėtumėm daryti, kad pasikeistų šiek tiek situacija. Ką mes šiuo metu daromės ir vykdom projektą ir kitą savaitę irgi bus einama ir į profesinės mokyklas ir būtent prevenciškai kalbam ir su tom jaunom mergaitėm, kad jos būtų įgalinamos gerbti save, nekentėti, atpažinti smurtinius santykius jau pačioj pradžioj ir būtent ta prevencinė veikla yra labai svarbi. O gal pasakytumėt, kaip atpažinti čia ir auditorijai, nes mes čia palėtėm daugiausiai kalbėjom apie fizinį smurtą, bet kaip atpažinti tuos smurtinius santykius? Pačioj pradžioj smurtiniai santykiai, tarkim, jau pačioj draugystės pradžioj, ne? Tai kodėl tu neatsiliepi? Kodėl tu jau ta kontrolė prasideda? Kodėl tu ten, kur tu buvai? Kodėl tu ten... Kam tu čia tą perki, kam tu čia apsirengi tokį sijoną. Šis sijonas yra per trumpas, tas yra negražus, tas yra negerai. Tas būtent taip, pavydas ir kontroliavimas jau yra ta pati pradžia, reikėtų labai atkreipti dėmesį, nes būtent nuo to prasideda tie smurtiniai santykiai, kurie vis stiprėja, prasideda nuo tokių kontrolės, tuomet pereina į psichologinį jau stipresnį, tada tas psichologinis į ekonominį, fizinį. Ir visa kita baigėsi žmogžudystė. O kas tas ekonominis smurtas? Gal galėtumėte plačiau? Ekonominis smurtas, vėlgi, ekonominis smurtas kartais galėtų atrodyti kaip rūpestis ir meilė. Sako, tu nedirb, brangioji, aš išlaikysiu šeimą, viskas bus gerai, aš pasirūpinsiu. Nesimokyk, kam tau reikia, būk namuose. Tavo grožis nušviečia, padargi. Taip, ir tuomet moteris pagalvoja, gerai, vyras išlaikys, jinai neturi pajamų ir būtent tai tada apriboja jos galimybės esant reikalui išeiti savarankiškai gyventi, nes jinai pajamų neturi. Dar norėjote, prašome, pridėti, ką daryti. Turime tą tokį esminį klausimą iš dviejų žodžių. Aš norėčiau pirmiausia pasiūlyti pačiai paklausti, ar aš tikrai žinau, kokios yra formos smurto ir ar aš tikrai suvokiu tas smurto formas ir pasižiūrėti, ar vyras, kaip su manimi bendrauja, ar aš tikrai neleidžiu jam, sakykime, peržengti ribų kontrolės, ten žiūrėti mobiliųjų telefonų pranešimus, ar ten žeminimo kažkokio, arba pasakyti, ten valgyti nepadarėjai, kokia tu moteris. Įvertinti tuos tarpusavio santykius ir tada tik tai aiškinti vaikams. Nes jeigu mes kalbėsim vaikams, kad gerti alkoholį yra labai nesveika, ypatingai augančiam organizmui ir per visas šventes mes prie stalo pirmiausia daušimės taurėmis. Tai mes esam veidmainiai ir melagiai, nes mes sakom vieną, o patys elgiamės kitaip. Tai jeigu mes elgsimės pagarbiai vienas su kitu ir matys tą pavyzdį, tai nelabai daug te reikės kalbėti. Mergaitai vienus dalykus, kaip reikia saugotis, kaip atpažinti, būtent tą pradedantį smurtautoją, kada prasideda ta kontrolė ir kontrolės ir galios. Jo,
tai tada mes galėsim ir patarti. Vaikinui lygiai taip pat reikia sakyti, kad pirmiausia turi būti pagarba bet kuriam asmeniui, tiek vyresniam močiutei, mamai, moteriai. Ir labai gerai Margarita sakė, nu kasgi pasakė, kad moteris turi valgyti daryti, o vyras malkas skaldyti. Tai jeigu aš sugebu įsisukti varžtą, tai ar aš negaliu įsisukti, laukti reikia vyro. Aišku, šeimoje visada yra susitarimai. Kas ką darys, ar ten aplamai yra susitarimai. Jeigu jų nėra, tai būtų dar geriau, kad jeigu vyras grįžo vėlai, ar man sunku jam paduoti valgyti, arba jeigu aš užtrukau, ar jam sunku pašildyti man tą maistą, tai mes dar galim susėdę pabendrauti, pasiklausti, kasgi šiandien gero įvyko ir pasidalina tą gerąją aurą nueiti miegoti. O jeigu mes pareisim ir sakysim, tai kur mano ta sriuba, ar ne? Aš tai va to, jeigu leisit pajuokauti, tai va, šitą, kai ateina, sako, kodėl nepagaminta vakarienė? A jūs tada ir sakot, a tu žinai, kad moteriai yra pati pavojingiausia vieta namuose virtuvė. Aš negaliu būti šitoj nesaugioj aplinkoje. Eik, brangusis, ir pats pasidaryk maistą. Tas su normaliom, sakykime, atsiprašau, kad taip įsireikš šeimom viskas aišku. Bet, žinot, kaip išrauti tas, kurios eina iš kartos į kartą, kuris kalbė ten... Traukti vaikus iš tos vaikus traukti. Kaip aš tai suprantu, aš irgi auklėjai turiu du vaikus. Sakykime, bet va kaip su tais, va sakykime, kad ir mokykloje tos pačios patyčios. Vienas užguitas sėdis, greičiausiai atsigaus ant moters savo, įtariu, kitas per daug šustras, per tos alkoholio irgi atsigaus ant moters. Aš kalbu apie su tuos sluoksnių, ar kaip nežinau, atsiprašau. Nes tose šeimose, kad tie 35 iki 40 metų tie tėvai, juosgi mes teisme, tai aš tikrai matau, jie ateina, būtų ir mes matome. Tai va, ir grįžtam prie Norvegijos atveju, kaip čia visa Lietuva buvo pasistojus tiestais, kaip čia Norvegija blogai elgėsi, kad reiškia vaikus traukti. Nu, tai mes po truputį einam prie to, kad mes suprasim, kad turime traukti tos vaikus iš tos aplinkos. Turime traukti, bet aišku, čia vėlgi procesas yra, turi būti kokybiškos paslaugos ir... Labai trumpas komentaras ir turime dar žmogų, kuris nekalbėjo. Tai labai trumpas komentaras toks, ką daryti dar prieš, tai aš galvoju nuo mažų dienų, tai realiai kelti vaikams sąmoningumą ir mokinti reikšti juos jausmus. Dabar nemoka reikšti žodžiu, kyla jausmas, spyria koja. Nu, ta prasme nėra galimybės tai išreikšti kitais būdais. Mokinti reikšti jausmus, savotiškai leisti patirti nemalonius jausmus, kai reikia pamokas ruošti, kai reikia klaidą padarai, ar šiaip su draugais kažkas, ir mokintis su tuo būti ir tvarkytis tai ne veiksmu, o kažkokiais tai va, išjausti žodžiais kažkaip va, išverkti, leisti berniukams verkti. Įvairiais būdais verkti, piešti ar kažkaip kalbėti apie tai. Prašom, šiandien. Margaritai, kad tais atvejais, kai yra nedarnios šeimos, tai mama, kad ir tapusi auka, vis tiek šitą vietą, tarkim, nesima veiksmų, jinai savotiškai taip pat tampa smurtautoja savo vaikų atžvilgiu. Nes šitoje vietoje vaikai, negaudami pagalbos, matydami, kad vis tiek tėvas muša, mama atleidžia, mama atsisako bet kokios pagalbos, jinai savotiškai... Aš apie tai, kad vaikus išimti iš tokių šeimų, kad savotiškai vis tiek yra smurtautojai ir vaiko atžvilgiu. Jūs galvojate, kad lengva išimti iš tokių šeimų? Lengviau gal padėti pirmiausia, kartais neturi juk kai kuria šeimą, ar juos kas nors moko, kaip reikia gyventi šeimoje? Nieks nemoko. Jau kai kas nors atsitinka, tada sako, atimkim vaikus ir kažką su jais darykim. Tai gal tada reikėtų kaip tik padėti, nebūti abejingam. Jeigu mama nesuvokia, kad kai vaikas prisisiojo, reikia dar papurkšti odekolonų kelnes, o ne išplauti, tai gal jai reikia ir padėti, ir pamokyti, pasakyti. O vaiką paimti iš šeimos, tai, jūs galvojate, taip atvažiavai, pasiėmai vaiką, viso gero. Niekas nesako, aš tiesiog apie pačią idėją, Lietuva tai tam tikrai nėra pribrendus ir neaišku, kokių 20 minučių pribręs, bet iš vis nebus apie tai kalbama. Bet antra dalis šitos, kad būtent mano tėvų karta, jinai augo tokiuose, tiesiog tas sovietinis palikimas, kad kas šeimoje, tas šeimoje, kad tai, kad muša, tai yra atleisk, tai yra santykiai ir visą kitą, bet va mūsų karta, ir labai džiugintinas yra, kad projektas, kuris keliaus į mokyklas, kur bus vaikams kalbama apie tai, kaip pažinti smurtą, kad jis yra ne tik fizinis, kaip išmokti
galbūt priimti sprendimus išeiti, nes ne visų vaikų tėvai to moko savo vaikus. O tai vat kompleksiškai tai žiūrėti kažkiek plačiau. Aš norėčiau tiesiog trumpai, iš tikrųjų labai gajus stereotipas yra. Žmonės galvoja, kad smurtas vyksta tik tai tuose vadinamose asocialiuose šeimose, žinokit, nieko panašaus. Nes kuo atrodo šeima respektabilesnė. Taip, tas smurtas tiek užslėptas ir dažnai vyksta didžiulės nelaimės tose šeimose ir tada visi stebėsi, nu kaip keista, bet tokia graži šeima buvo, Dieve, ir gana aukštas pareigas žmogus užėmė, o šitokie baisus dalykai vyko už uždarų durų. Iš tikrųjų mes tikrai susiduriam su begalė tų situacijų kasdieną ir tokių dalykų prisiklausom. Ir jos labai paslėptas yra. Taip. Nes kai asociali šeima, tai tu geriau gali pamatyti. Greičiau viskas, ar ne? Aš tai noriu bet papildyti tą temą, kad kaip yra posakis, kad negali žmogui duoti to, ko pats neturi. Tai kaip tu gali vaiką išauklėti, nu, ta prasme, kad nuo mažų dienų auklėti, ugdyti toliau, jeigu tėvai pats neturi tų įgūdžių. Tai nors ir mokykloje, tvarkoji mokykloje, ten kaip ramentas padeda, ten kažkaip grįžę į šeimą, vaikai vėl susiduria su tą situaciją. Bet, sakykime, čia pat vieta, kur galima kažką padaryti. Patys tėvai, kiekvienas žmogus gali kažką su savim padaryti. Mokytis tėvam ir patiems spręsti tarpusavio konfliktus tarpusavio. Arba priimti sprendimus, kai jau konfliktas, sakykime, skirtas, jeigu reikia. Čia ar tas taikymasis turbūt jau būtų kaip ir neigiama tokia. Jeigu smurtas, tai net nepagidavo. Kad susitaikys smurto ar kažką, tai ir siunti žinutę vaikui. Tai mokytis tėvam ir patiem, įgūdžius lavinti savo. Aš tai suverčiu viską į sąmoningumo tokį kėlimą, kad tėvam sąmoningėti, dalyvauti kažkokiose grupėse, lankyti kažkokias ten konsultacijas. Arba bent jau paskambinti tėvų liniją, kuri naujai įsikūrė, ar ne, jeigu nežino, ką daryti. Tada lengviau kažką vaikus pamokyti, kaip jiems augti. Mūsų laikas visai į pabaigą ir aš labai atsiprašau, kad įsiterpsiu į tą mūsų diskusiją, tikrai nebejoju, kad kyla labai daug minčių. Labai po paskutinį sakinį noriu jūsų paklausti, nebe pasakyti mums, ką daryti, o tiesiog palinkėti savo kažką tokio, nežinau, įkvepiančio savo, nes jūs visos dirbate labai sunku darbą, tai ką palinkėtumėte savo? Aš galbūt palinkėčiau savo labiau matyti tą pažangą, kuri vis tik tai vyksta, o jinai vyksta. Per 6 metus mums pavyko padaryti tikrai labai daug. Nes aš prisimenu, kaip mes vesdavom mokymus šitą temą, kai dar įstatymo nebuvo, dar tik tai turėjo būti priimtas ir kiek būdavo pasipriešimo, kiek būdavo neįgymo, kiek būdavo tokio nenoro girdėti apie tai, kad tas smurtas yra ir su juo reikia kažkaip tai dorotis. Ir sakykime, kaip tik pirmadienį ir šiandien mes vedėme Vilniuje mokymus su probacijos pareigūnais ir tiesiog visos ten taip labai buvom maloniai džiaugiamės, ant kiek yra pasikeitęs mūsų pareigūnų požiūris ir ant kiek yra ta pažanga. Tai aš manau, kad jeigu mes tokiais tempais varysim į priekį, nenuleisim rankų ir tikrai visi, kas gali, darys savo tą darbo dalį, mes turėsime tą pažangą. Pone Ilona. Apie savo darbą pagalvojau, tai irgi gal pritarčiau Margaritai, pozityvo daugiau ir nenusivilti, daugiau vilties. Kodėl? Todėl, kad dalis moterų, kurios susirašo konsultaciją ir sutariam, kad ateis, jos neateina. Jos neateina, jos arba perskambina, kad neateis, arba tiesiog visai nebepaskambina. Tai čia irgi yra, pasižada, užsirašai konsultacijai, bet jos neateina, žodžiu, nenusivilti, neprarasti vilties, kad tai yra. Rožių gatvėje. Ir pasisakykit, kur jūs esat, girdžiu komentarą, nežinau. Kur mes? Rožių 19. Taip, mes lankomės šeimos namuose Rožių gatvėje 19. Vat jeigu reikia pagalbos, jeigu žinot, kam reikia pagalbos, tikrai galit nukreipti. Čia ant staliuko pamatysit ir mūsų lankstinukus dėl smurto, korteles su informacija, su mūsų kontaktais, tikrai pasiimkit. Ir jeigu kažkam reikia, tikrai pakreipkit ir truputį. O dabar ir man dar palinkėjimą savo. O aš savo palinkėčiau tokio gero jausmo, kai
kai pavyksta padėti. Iš tikrųjų, nes tikrai labai džiugu, kai moteris ateina po metų ar po 2 ir pasidžiaugia, ačiū, kad jūs padėjot, aš dabar saugi, rami, laiminga. Tai iš tikrųjų nėra geresnio atlygio už tai. Čia iš tikrųjų tada jausmas užplūsta labai geri jausmai ir tada yra labai gera ir tada didžiulė motyvacija dirbti toliau ir padėti kitiem. Aš tai aišku savo palinkėsiu kuo mažiau apklausų, kuo mažiau suėmimų, nes tai reiškia, kad nieks tą naktį nesmurtavo ir dar aišku aš savo palinkėsiu kaip nors išlaviruoti tarp to amerikoniško ir lietuviško proceso, nes pas mus teisėjų uždrausta moralizuoti ir kažkaip kitaip rodyti, tarkim, savo neobjektumą ar netgi užuojautą. Aš turiu fiksuoti tą, iš tiesų, aš net drausmės bylą gaučiau, jeigu apskūstų advokatas, kas nors, jeigu aš ten perlenkčiau, emocijas parodyčiau kažkokias vienai ar kitai pusėje. Yra dėja taip, kaip yra, kažkodėl